Buvau bandęs paspirtuką elektrinį susikurti. Visiškai viską pats, tiek detalės rinkau, tiek iš automobilių kažką taikiau. Važiavo, bet neilgai. Aš visai norėčiau padaryti mašiną, kuri galėtų skristi vien tam, kad tiesiog išvengt kamščių. Aš esu Ainis, dėstytojas lektorius Lietuvos inžinerijos kolegijoje ir Bosch koordinatorius. Aš esu Eilinga, kūrybiška asmenybė, kuri visą laiką siekia daryti kažką geresnį rytoj. Kas tave atvedė į elektronikos inžinerijos pusę? Mano praeitis galbūt atvedė, nes nuo 8 klasės aš į KTU ėjau mokintis programavimo. Ir aš kaip ir buvus programuotoja supratau, kad programavimas yra smagus, bet jis yra labai monotoniškas. Man reikėjo kažką kurti. Elektronikoje galima sukurti PCB plokštės, galima jas atspausdinti ir jas užprogramuoti. Tai ta kūrybinė ir loginė mano dalis atvedė iki to, kad aš čia nusprendžiau pabandyti. Merginos yra tikrai vertinamos šioje specialybėje, nors kad ir kaip jinai gali stereotipiškai atrodyti, kad jinai yra šiek tiek berniukiška, bet jeigu yra polinkis, tai kodėl ne? Iš to, kaip aš manau, kad joms dar net kai kuriuose srityse geriau sekasi nei vyrams. Koks tu buvai, kai buvai vaikas? Buvau išdykęs, ardydavau, laužydavau automobilius visokius, kolekcionuodavau, tada sulaužydavau. Būdavau vaikas, kuris ieškodavo nuotykių. O kaip apskritai atrodydavo tavo vaikystės dienos? Vaikystėje šiaip žaisdavau su mikrobito moduliu, tokius lengvus projektukus kaip ventiliatorių pajungti, ledus. Aš kuo užsimdavau, tai tais automobiliukais ardydavau, rinkdavau, konstruodavau. Kaip tau sekėsi mokykloje? Norėjusi gauti kuo geresnius pažymius. Paskui atsirado smalsumas sužinoti, o kas jeigu nebūčiau pirmūnė. Tai tada pažymiai šiek tiek pakrito, bet paskui vis tiek išstabilizavo ir buvo visai gerai. Aš tai nelabai lankydavau pamokų, nebuvau tas, kuris buvo labai imlus mokslams, vengdavau mokytis. Palyginus mokyklos mokslus ir kolegijos, tai viskas keitėsi visiškai kitą pusę, man čia pradėjo patikti. Aš gavau tai, ko norėjau, visi techniniai dalykai, dokumentacijos, visokios skaitimai. Žodžiu, man mokslai pradėjo patikti. Koks ryškiausias atsiminimas iš vaikystės? Galbūt ardymas variklių su seneliu. Vožtuvus pritrindavom. Mano įdomiausia veikla būdavo išardyti variklio galvą. Kas buvo pirmas dalykas, kurį iškonstravai arba sukonstravai? Pulteliu valdomą automobilį. Jį net neištestavau, nepravažiavau, gavau naują ir iš karto išardžiau. Surinkus jisai veikė ne taip, kaip turėjo veikti. Tada dar ardžiau, kitos dalys nustojo veikti, tada vėl ardžiau ir gavosi šiukšlių dėžiai. Kas visam šitam tavo kelyje tave labiausiai stebino? Kad šitoj profesijoje niekada nenustosi tobulėti. Automobiliai pasikeičia vos ne kas 2 mėnesius ir visą laiką naujos sistemos, nauji komponentai. Patvirtino tą faktą, kad kūrybos čia yra tikrai labai daug. Ir jeigu daug kas galvoja, kad stojant į inžineriją skirtingų sričių labai reikia puikiai mokėti matematiką, fiziką, tai aš negalėčiau to pasakyti. Jeigu žmogus turi logiką ir kūrybą, tai viskas yra įmanoma. Viskas įgaunama per praktiką. Jeigu sudegini lemputę, galimai buvo per daug įtampos. Kaip atrodo tavo eilinė diena? Ką tu veiki? Tai, ką norėjau veikti. Elektra, elektromobiliai, ką veikia studentai ir net tai, ką ateina, pamato automobilį. O pirmas klausimas yra, ar mes jį programuosim. Programavimas yra pati paskutinė dalis praktiškai automobilio. Jeigu sistema neveikia, tai programavimas irgi nepadės. Nuo ko mes pradedam paskaitas, tai nuo teorinės dalies ir nuo tos sistemos veikimo principo, aplamai visos. Kaip pavyzdys, aš tyčia kažką esu sugadinęs, mes visus elektrinės schemas perskaitom tos sistemos, tada aš juos paleidžiu praktiniai daliai. Jie turi išsimatuoti visas įtampas, signalus ir tada man pasakyti priežastį, kur tiksliai buvo gedimas. tą gedimą galima surasti įvairiais būdais. Būna studentai pasirenka sunkų kelią, sekt laidą ar ne nuo pradžios iki pabaigos. Aš jiem leidžiu sekt tą laidą, jie gali ieškoti. Tada, kai jie suranda tą gedimą, aš jiem paaiškinu patį lengviausią būdą. Kaip manai, kas laukia mūsų ateityje? Labai daug elektronikos laukia. Kuo daugiau elektronikos, tuo mums daugiau darbo. Įsivaizduok, kad 10-okas žiūri tavo interviu, ko palinkėtum jam? Visų pirma, tai įsiklausyti tai, ko nori širdis, nes tik ten yra tikriausias kelias, ką tu iš tikrųjų nori veikti.
ir niekada nebijoti bandyti. Ir inžinerija tikrai nėra tokia baisi, kaip gali atrodyti, kad čia kažkoks raketų mokslas. Ne, jis yra labai paprastas, elementarus ir, kas svarbiausia, logiškas. Jeigu patinka elektra, elektromobiliai, programavimai visokie ar ne, tai nepamest tos minties ir ieškoti, kur galima to gauti visada. Jeigu sutiktum save kaip vaiką, ką jam pasakytum? Aš padėkočiau, kad nebijojo ir ėjo. Nes tikrai buvo momentų, kur daryt, nedaryt, bet tas smalsumas viduje, jis visą laiką mane privedė prie įdomių įvykių, taip ir esu aš čia.